Sveiki gerbiamieji žiūrovai. Pristatau Jums jau trečiąją laidą apie užsienio politiką Surplys ir Gaublys. Spalio 7 dieną Izraelyje buvo švenčiama religinė Toros šventė, džiaukimės Toroje, jinai vadinasi, tačiau Hamas teroristai atvėrė pragaro vartus. Įsiveržė į Izraelio teritoriją, išžudė žmonės, išsivarė įkaitus, nupjovė kūdikiams galvas. Taigi šiandien išsamiau pakalbėsime apie šį konfliktą, apie jo istorinės, religinės priežastis, apie tai, kodėl jisai kilo būtent dabar, na ir galiausiai apie galimas šio konflikto išdavas pasauliniai taikai. Pradėkime nuo to, kad Izraelio ir palestiniečių nesutarimų gelmės yra religinės. Šventoji Jeruzalė arba pasaulio Bamba, kaip jinai kartais pavadinama, yra namai trims pagrindiniams didžiosioms pasaulio religijoms. Krikščionybei, mes puikiai žinome, tai yra šventa vieta, nes ten buvo nukryžiuotas Kristus, jisai ten prisikėlė ir iš ten pakilo į dangų, kuo mes tikime. Ir jeigu nebuvote Jeruzalėje, aš tikiu, kad greitai taika sugrįš. Tikrai rekomenduoju nuvykti ne tik į Jeruzalę, bet ir į visą šventąją žemę, apsilankyti tose vietose, kur vaikščiojo Kristus su savo mokiniais ir tiesiog, pajausti tą jausmą, kuriuo sunku būtų pasitenkinti vien tik tai skaitant Biblijos puslapius. Ten yra gyva mūsų tikėjimo istorija. Judaizmo tikintiesiems Jeruzalėje stovi šventyklos, kuri simbolizuoja Dievo sandorą su savo tauta siena. Kodėl sakau stovi? Todėl, kad iš tikrųjų vakarų siena dar stovi. Mes ją žinome kaip raudų sieną ir ten kiekvieną dieną galite sutikti besimeldžiančius judaizmo išpažinėjus. Na ir ant tos sienos plokštumoje pastatyta musulmonų trečia švenčiausia vieta Aleksos mečetė. Pagal jų tikėjimą, pagal musulmonų tikėjimą, čia pranašas Mahometas patyrė taip vadinamą stebuklingos nakties kelionę, kai iš Mekos į Jeruzalę 1482 km atvyko per vieną naktį, kaip manoma, padedamas angelo Gabrieliaus arba Džibrylo. Turbūt žinote, kad labai daug kas yra persipynę tiek Izraelio ir palestiniečių istorijoje, tiek ir religijoje. Ir pranašas Jėzus ir Abraomo sūnus Izmaelis ir Izaokas, vienas pradėjęs judaizmą, kitas pradėjęs islamą ir galų gale Marija, Dievo gimdytoja, tai ir mum ir jiem yra lygiai taip pat šventi veikėjai. Taigi Jeruzalė su savo įkrauta religinė energija iš tikrųjų yra vienas iš sunkiausių klausimų toje taip vadinamoje dviejų valstybių dilemoje, nes ir Izraeliui, ir palestiniečiams jos reikia kaip sostinės. O dabar perbėkime per Palestinos Izraelio istoriją ir pamatysime, kaipgi klojosi šios teritorijos pavaldumas vieniems ar kitiems. Pažvelgę į Palestinos Izraelio geografiją, puikiai suprantame, kad jinai yra ten, kur buvo visos senųjų civilizacijų ištakos, kitaip tariant, kryžkelėje. Na ir nerdami gilyn į šio krašto istoriją, mes pirmiausia pamatysime, kad ten gyveno kanaaniečiai, apie juos jau rašoma ir Senajame testamente. Izraelio valstybė įsikūrė 12 amžiuje prieš Kristų, na ir tada prasidėjo okupacijos. Pirmiausia, tą žemę okupavo asirai ir babiloniečiai ir tada daugelis izraelitų buvo išvaryti į tremtį. Iš čia šventraščio istorijos apie visus egzodus. Tada Babiloną nukariavo persai, tai dabartinis Iranas, ir tada kai kuriem izraelitam buvo leista sugrįžti. Po Irano tada atėjo Aleksandro Makedoniečio era ir čia šiuo metu Izraelyje paplito graikų kultūra. Taigi žinome, kad ir Biblijos kai kurios knygos buvo parašytos būtent graikiškai. Na, o paskui 63 metais prieš Kristų jau Izraelį užkariavo Romos Respublika, vadovaujama Pompėjaus. Kaip žinome, žydai daug priešinosi, buvo sukilimų. Ir kaip išpranašavo Kristus, po vieno iš tų sukilimų 70-aisiais jau mūsų eros metais buvo sugriauta ta Jeruzalės šventykla, apie kurią aš jums pasakojau.
Nuo 7 amžiaus tą teritoriją pradėjo valdyti musulmonai, arabai musulmonai. Ir jie čia valdė kelis šimtmečius, tačiau tada kilo kryžiaus žygių idėja Europoje ir 11 amžiuje Jeruzalę užėmė kryžiuočiai, buvo įkurta Jeruzalės karalystė ir keletas dar kitų aplinkui krikščioniškų karalysčių, saugant Kristaus kapą, kai buvo tuo metu grindžiami kryžiaus žygiai. Tačiau 12 amžiuje, valdant garsiam karvedžiui Saladinui, apie kurį žinote ir patys legendų, vėlgi Jeruzalė tapo musulmoniška. Na ir tai tęsiasi iki 16 amžiaus, kai Palestinos teritorija, visa šita teritorija tapo išaugusios, sustiprėjusios Osmanų imperijos dalimi, valdant imperatoriui Suleimanui Didžiajam. Ir tai tęsiasi iki pat Pirmojo pasaulinio karo, kuriame, kaip žinote, Osmanų imperija patyrė pralaimėjimą. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį? 19 amžiuje vakarų Europoje kilo sionizmo judėjimas. Čia ir mūsų, tarp kitko, Vilnius suvaidino nemenkiausią vaidmenį, tačiau tas judėjimas kilo iš principo dėl to, kad jau Europoje pradėjo stiprėti antisemitinės nuotaikos, taigi žydai pradėjo galvoti apie tai, kad reikia mums sugrįžti į savo istorinę tėvynę. Na ir po truputėlį jie pradėjo grįžinėti. Kaipgi jie grįžinėjo? Paprastai, išsipirkdami žemes ir ten kurdamėsi. Aišku, tai kūrė nesantaikų su vietiniais, su palestiniečiais, kurie jau buvo tapę musulmonais, ir po Pirmojo pasaulinio karo šita teritorija buvo tautų lygos, tai yra prieš, sakykime taip, jungtinių tautų pirmtakas, tautų lyga, jinai patikėjo šitą kraštą valdyti Britams ir tai tapo Britų mandatu. Na ir Britai savo užsienio reikalų ministro garbiai, sakykime taip, paskelbė tokią Balfūro deklaraciją 1917 metais, pagal kurią suteikė žydams vilčių, kad čia bus jų teritorija, jų valstybė. Tačiau tuo pačiu čia bus ir palestiniečių. Ir va čia mes išgirstam pirmą kartą apie tą dviejų valstybių modelį su keistai, bet į dvi valstybės padalintą sostinę Jeruzalę. Na, tada mes sulaukėme Antro pasaulinio karo, aišku, niekas jo nelaukė, bet vis tiek jisai atėjo ir dėja, bet holokausto, kurio liūdnas pasekmes mes žinome. Taigi po Antro pasaulinio karo, kaip ir buvo teisėta, moralu, jungtinės tautos nusprendė, kad užteks, čia istorinėse žemėse turi įsikurti Izraelio valstybė. Taigi 1948 metais Izraelis tapo atskira valstybė. Deja, bet nuo pat nepriklausomybės pradžios Izraeliui teko ginklu ją ginti ir aš suskaičiuoju bent 10 didesnių ginkluotų konfliktų nuo Izraelio įsikūrimo iki šių dienų. Ir to pirmojo konflikto ilgai laukti nereikėjo, vos tik tai Izraelis paskelbė nepriklausomybę, jį užpuolė aplinkinės arabiškos šalis, tai ir Egiptas, ir Jordanija, ir Irakas, ir Sirija, ir Libanas, ir tai vadinama Izraelio nepriklausomybės karu. Izraeliui pavyko atsilaikyti ir jis toliau tęsė savo gyvavimą. 1956 metais kilo taip vadinama Sueco krizė arba Sinajaus karas pagal Sinajaus kalną šventą irgi judėjams, kuriame Izraelis kartu su Didžiąja Britanija ir Prancūzija pabandė įgyti kontrolę Sueco kanale. Deja, bet tai nepavyko, paprastai tariant, ir tarptautiniu susitarimu Izraelis turėjo pasitraukti iš Sinajaus pusiasalio. Neapsieiname Izraelio-Palestinos konflikte ir be tokių vardų kaip Hamas, Fatah, palestiniečių išsilaisvinimo organizacija ir netgi Hezbollah, kuri jau veikia Libane. Taigi 1959 metais į istoriją jau įžengė Jasiras Arafatas, legendinis palestinietis su tuo, žinot, turbanu, ar kaip jisai vadinasi, kuris 1959 metais įkuria Fatah judėjimą. 1967 metais kyla taip vadinamas 6 dienų karas, kuris Izraeliui yra sėkmingas ir Izraelis atkovoja iš savo kaimynių tas dabar 4 karščiausias teritorijas. Tai Gazos ruožą iš Egipto, vakarų krantą iš Jordanijos, Golano aukštumas iš Sirijos, na ir rytų Jeruzalę, kuri tuo metu irgi buvo valdoma Jordanijos. Dabar žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tai panašu į Pyro pergalę, tačiau, tai tapo Izraelio teritorijos dalimi. Beje, galime sakyti, kad šis karas lėmė,
kad buvo įsteigta Palestiniečių išlaisvinimo organizacija PLO. Ja įsteigė Arabų lyga, tai reiškia vėlgi Arabų šalių sąjunga. Na ir ta organizacija, kuriai vadovavo Jasiras Arafatas, ilgus metus veikė. Jinai pradėjo savo egzistenciją nuo to, kad visiškai siekė sunaikinti Izraelio valstybę. 1974 metais jinai tapo jungtinių tautų stebėtoja, taigi gavo šiokį tokį jungtinių tautų pripažinimą. Na ir savo poziciją švelnino, kol 88 metais pripažino, kad Izraelis turi teisę egzistuoti tose ribose, kurios buvo iki to 67 metų 6 dienų karo, taigi be Gazos ruožo, vakarų kranto, rytų Jeruzalės ir Golano aukštumų. 1973 metais, vėlgi labai panašiai kaip pastarasis konfliktas per Toros šventę, vykstant Jom Kipur šventei, o tai yra toks šabų šabas, kai izraelitai nieko negali daryti, netikėtai Izraelį užpuolė Egiptas pietuose, Sirija šiaurės rytuose ir, na, tai buvo toks visiškai netikėtas smūgis, iš kurio Izraeliui pavyko, sakykime taip, išlipti iš to konflikto, tačiau su dideliais nuostoliais. Ta palestiniečių išsivadavimo organizacija yra labai įdomus pavyzdys, kad nėra taip, kad arabų šalis, arabų tautos gyvena visiškai santarvėje. Štai iš pradžių ją priglobė Jordanija, tačiau dėl to, kad jinai buvo ginkluota, jinai buvo sunkiai valdoma, jinai pradėjo kelti ambicijas Jordanijos karaliui Huseinui, tiesiog teko juos išvaryti. Ir tada jie prisiglaudė Libane ir prisiglaudė Libane, aišku, toliau kėlė problemas Izraeliui. Taigi 1982 metais Izraelis pradėjo karą su Libanu, siekdamas būtent pašalinti iš Libano tą PLO vadovaujami Jasero Arafato. Reaguojant į šitą įsiveržimą, 1982 gimė Hezbollah. Tai yra taip vadinamas regioninis Irano agentas, regioninis Irano padalinys, kuris yra labai gerai ginkluotas, kariai labai gerai treniruoti, kariai ir teroristai. Na ir jisai veikia panašiai kaip ir Hamas, ir kaip karinis vienetas, ir tuo pačiu kaip politinis. Taigi dalyvauja Libano rinkimuose, kartais nuo karto jo laimi, pasižymi socialinėmis programomis. Štai toks yra Hezbollah, kuris po šiai dienai kelia grėsmę Izraeliui jo šiaurėje. 1987 metais, kai man buvo 7 metai, prasidėjo pirmoji palestiniečių intifada. Na, sukilimas prieš Izraelio valdžią. Tas sukilimas tęsiasi iki 93 metų ir štai čia mes pirmą kartą išgirstame apie paskutinį terorizmo karį šioje kovoje, tai yra apie Hamas. Jinai radosi būtent šito konflikto metu, tos intifados metu ir skelbėsi esanti musulmonų brolijos atšaka Gazoje. O musulmonų brolija, kas yra įdomu, jinai buvo įsteigta net 1928 metais Egipte, taigi tikrai turi bene ilgiausias šaknis iš tų musulmoniškų organizacijų. Pasibaigus 1993 metų intifadai nušvito taikos viltis ir ko gero tuomet Izraelis ir Palestina buvo arčiausiai taikos per visą savo istoriją. Pasiekus taip vadinamus Oslo susitarimus buvo sutarta dėl taikaus izraeliečių ir palestiniečių sambūvio. Ir už tai netgi 1994 metais Jasiras Arafatas, PLO lyderis, Izraelio premjeras Icchakas Rabinas ir Izraelio užsienio reikalų ministras Šimonas Peresas gavo Nobelio taikos premiją. Deja, bet 1995 metais, praėjus vos 2 metam nuo tų Oslo susitarimų, Icchakas Rabinas buvo nušautas ir jį nušovė Izraelio ekstremistas, kuris, matot, nenorėjo, kad Izraelis taikiai sugyventų su palestiniečiais. Deja, bet vėl atsinaujino konfliktai ir visos taikos viltis žlugo. 2006 metais įvyko dar vienas Izraelio ir Libano karas, kurį sukėlė tai, kad Hezbollah pagrobė Izraelio karius ir Izraelis, aišku, puolė jų ginti. Na, o 2008, 2012, 2014 ir 2021 metais vyko ginkluoti konfliktai dėl Gazos ruožo. Beje, atkreipsiu jūsų dėmesį į 2007 metus ir čia dar kartą grįžtu prie to, kad mes kartais per daug simplifikuotai įsivaizduojame, kad arabų pasaulis yra vieningas. Taigi 2007 metais įvyko tai, kas žinoma kaip palestiniečių pilietinis karas. Ir čia kariavo Fatah, pamenate, ta organizacija, kurią pirmiausiai įkūrė Jasiras Arafatas, su Hamas. Ir,
tiek ta buvo ir karinė, ir politinė. Ir Hamas 2006 metais laimėjo parlamento rinkimus palestiniečių ir gavosi taip, kad uzurpavo valdžią Gazos ruože. Tai nepatiko Fatah ir kilo tikrai nuožmus karas, kurio pasekoje nusistovėjo tai, ką mes dabar matome toje teritorijoje. Tai yra, kad Fatah kontroliuoja vakarų krantą, kuris yra į Jordanijos pusę, kuriame yra Betliejus, tarp kitko, o Hamas kontroliuoja tą Gazos ruožą. Ir vėlgi, taip pat kaip ir Hezbollah, veikia ir kaip karinė teroristinė organizacija, ir kaip normali politinė jėga, kuri, normali, sakau su sarkazmu, normali, kuri yra korumpuota, kuri vykdo socialinės programas, kuri yra vėlgi išrinkta demokratiniu būdu, jeigu galima taip sakyti. Taigi, tarp palestiniečių irgi įsivarė pleištas ir dėja, bet ten tos vienybės irgi nėra. Be kovodamas su palestiniečiais, Izraelis vis dėlto sugebėjo normalizuoti santykius su kitomis arabų valstybėmis. Buvo atnaujinti diplomatiniai santykiai su Egiptu, po taip vadinamų Camp Davido susitarimų buvo atnaujinti diplomatiniai santykiai su Jordanija ir štai pastaraisiais metais jau buvo priartėta prie to, kad bus užmegzti diplomatiniai santykiai su Saudo Arabija. Ir čia mes prieiname prie dabartinio paskutinio kroviniausio konflikto. Turbūt tai, kad Izraelis mezga santykius su aplinkinėmis arabų valstybėmis, kurios, natūraliai turėtų būti palestiniečių rėmėjos, ir paskatino Hamas žengti šį drastišką žingsnį, vėlgi pavaizduojant save kaip auką ir bandant gauti tų šalių paramos ir dėmesio. Kitas dalykas, ir turime tą pripažinti, buvo labai agresyvi pastarosios Netanjahu vyriausybės veikla. Sakydamas pastarosios, aš turiu omeny štai šį paskutinį kartą, kai Netanjahu vėl tapo premjeru ir jo vyriausybėje veikia gana radikalios jėgos, įskaitant ir nacionalinio saugumo ministrą Itavarą Ben Gvri, kuris bent 3 kartus apsilankė toje musulmonams šventoje Alaksos mečetėje, kur pagal susitarimą tiesiog ne vienas judėjus negali įžengti. Jisai tai darė su drama, su žurnalistais ir to pasekoje įvyko ne vienas palestiniečių pasipriešinimo aktas, buvo nužudyti Izraelio policininkai, viskas įkaito iki tiek, kad šių metų pradžioje, vasario ir kovo mėnesį, rinkosi Jordanijos, Egipto, Izraelio, palestiniečių ir Amerikos atstovai dėrėtis ir šioks toks nuslūgimas įvyko. Tiesa, Hamas apkaltino Fatah, aišku, kad jinai apskritai dalyvavo šitose susitikimuose ir neva tai jie neatstovauja palestiniečių interesų. Taip, kad ta atmosfera, nors ir buvo numaldyta, bet jinai ir toliau išliko įkaitusi. Čia ir izraeliečių naujakurių teritorijų steigimas beatodairiškas ir kiti dalykai, jie visi susidėjo. Ir paskutinis momentas, kuris po šiai dienai neduoda visų atsakymų ekspertams, yra tai, kad Hamas pastaruosius mėnesius demonstravo, kad jie nesiruošia ginkluotam konfliktui. Izraelis vėlgi labai stengiasi palestiniečius numaldyti ir veikia ne viena socialinė programa, kurią palestiniečiai iš Gazos ruožo vykdavo dirbti į Izraelį. Vėlgi Palestina buvo finansuojama stipriai ir iš ES, ir iš jungtinių tautų. Ir susidarė toks įspūdis, kai spalio 7 dieną įvyko tas Hamas teroro išpuolis, masinis pakankamai, kad dalis tų pinigų apsimestinai buvo vis dėlto naudojama ne socialiniams programoms, ne gerbūviai padidinti, bet būtent ginkluoti. Ir štai čia išsprogo tas konfliktas. Netgi kilo tokių įtarimų, kad galbūt Izraeliui pačiam buvo naudinga pramiegoti konfliktą. Mes žinome, kad Egipto žvalgyba pateikė duomenis prieš 3 dienas, kad yra kažkas ruošiama iš Hamas pusės. Ir sakau, yra tokių pletkų, pasakysiu, kad galbūt tai buvo naudinga Izraeliui tam, kad jis galėtų dabar šluoti Gazos ruožą nuo paviršiaus. Tačiau iš tikrųjų šita versija turbūt nėra teisinga ir vėlgi daugelis izraeliečių ir jų spauda kaltina Benjaminą Netanjahu, kad nesugebėta buvo pasiruošti, nesugebėta pražiūrėti ir tikrai sulaukta to, kas dabar yra vadinama Izraelio rugsėjo 11-ąja. Taigi situacija yra tokia, Izraelis ruošiasi daryti sausumos ofenzyvą, sausumos puolimą, ne tik tai atakuoja iš oro, bet ruošiasi eiti. Ir kol kas stabdo tiek
tai, kad ten dar yra įkaitų gyvų ir dėl jų reikia dėrėtis, kad juos išlaisvinti, ir turbūt vakarų lyderių spaudimas, nes pažiūrėkite, į Izraelį jau buvo atlėkę ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, ir užsienio reikalų ministras, ir gynybos sekretorius, buvo atlėkęs Didžiosios Britanijos premjeras, Vokietijos kancleris, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, ir jie visi atkrenta su dviem žiniom. Pirma, kad Izraelis turi teisę gintis, ir tai yra parama Izraeliui, parama Benjaminui Netanyahu, kad reikia gintis, reikia sunaikinti Hamas, bet antra žinutė yra, kad reikia laikytis humanitarinės teisės ir kaip įmanoma išvengti civilių aukų. Tai žinote, aš klausiausi tokio radio interviu per BBC ir ten labai įdomiai vienas Izraelio pareigūnas atsakinėjo iš tuos klausimus ir BBC žurnalistas tiesiog, neleido užbaigti sakinio ir puolė, sakydamas, kad kas čia per kova su teroristais, jeigu pusė iš Gazos gyventojų yra vaikai, tai prieš ką jūs kovojat. Bet Izraelio pareigūnas labai ramiai, išlaikytai ir profesionaliai atsakė, kad mes ir prašome, mes ir raginame jau keletą savaičių Palestinos žmonės pasitraukti į ten, kur yra saugu, į tas teritorijas, į kurias mes tiekiame maistą ir visą kitą, ko reikia. Taip, kad čia verda ne tik tai ginkluota kova, bet ir tas viešųjų ryšių karas, kuris irgi yra labai svarbus. Ir kokiegi dėliojasi geopolitiniai šachmatai, kokiegi bus šio konflikto įtaka pasaulio taikai. Pamačius, kokiu greičiu pradėjo į Izraelį lėkti vakarų lyderiai ir kaip greitai Jungtinės Amerikos valstijos atsiuntė savo karinį laivą, sunku būtų nuneigti, kad tai naudingiausia Rusijai, nes visos akis nuo Ukrainos staiga nukrypo kitur. Žiūrim į Kiniją ir jos reakcija į šį konfliktą, aš sakyčiau, yra netgi vienareikšmiškesnė, negu jinai buvo Rusijos agresijos prieš Ukrainos karą metu. Kinija vienareikšmiškai palaiko palestiniečius. Taigi, man tai signalizuoja, kad mes grįžtame prie suvokimo, kad pasaulis yra dvipolis. Ir Kinija, su kažkokia ten pieška Rusija, suvokia, kad turbūt pasaulis dabar jau bus toks, kad vėlgi mes pasidalinsime į vakarų civilizaciją ir rytų civilizaciją ir kiekviena pusė, norėdama išlikti, turės laikytis kartu, ką parodė ir nesenas Putino apsilankimas šį vienos juostos vieno kelio iniciatyvos renginyje, kur vėlgi prie stalo sėdėjo kita pieška – Viktoras Orbanas, ES ir NATO valstybės lyderis. Tai čia įsitvirtintų sena, kaip pasaulis, galios balanso taisyklė, kad geriausia taika yra, kai egzistuoja dvi pusės, kurios maždaug turi vienodai galios. Tai dar sykį paneigia mąstytojo Frensio Fukuyamos istorijos pabaigos teorija, kad štai po šaltojo karo komunizmas pralaimėjo, laisvasis pasaulis, demokratija, rinkos ekonomika nugalėjo ir dabar mes tik turime pritempti likusį pasaulį iki to, tai šita teorija žlugo. Tačiau tai, kas vyksta arabų pasaulyje, tai, kad vėl Europoje mes girdime apie teroro aktus po šito Hamas išpolio, tai, kad Iranas grūmoja kumščiais, tai, kad dėl Hamas pagrobtų Izraelio įkaitų tarpininkų yra pasitelkiamas Kataras, kuris, priminsiu, organizavo pasaulio futbolo čempionatą ir po jo susilaukė krūvos kaltinimo korupcija. Tai, kad labai aktyviai regione padeda Saudo Arabija, kuri irgi turi tam tikrų sąlygų, kas dėl demokratinės valstybės, man primena ir Samuelio Huntingtono teoriją apie pasaulio civilizacijų kovą. Ir čia, mano galva, Izraelio konflikte mes irgi galime ieškoti ausų kyšančių tos teorijos šalininkų ir, paprastai pasakysiu, arabų pasaulio noro išlikti atskirų žaidėjų, o ne tapti tų didžiųjų Kinijos ir Amerikos šachmatų pėstininkais. Štai jų ausis čia irgi gali kišoti. Ir kuo baigsis tas konfliktas? Aš labai norėčiau, kad jisai tęstųsi kuo trumpiau ir kuo greičiau teroristai būtų nušluoti ir Izraelis ir palestiniečiai galėtų grįžti į saugų sambūvį. Tai nebus lengva ir karo ekspertai kalba apie tai, kad Hamas išsikasti tuneliai po Gazos ruožų, kurie yra atskiri miestai, daro labai sudėtingą šitą karą. Ir vienas ekspertas taip vaizdžiai išsireiškia, kad Vietkongo
tuneliai, dėl kurių amerikiečiai nesugebėjo nugalėti Vietname, palyginus su Hamas tuneliais, tai yra vaikų žaidimas su Lego kaladėlėmis. Taip kad tas karas nėra iš paprastųjų, tačiau, mano supratimu, Izraelio galios persvara yra per didelė, kad Hamas galėtų ilgai priešintis, jeigu regiono valstybės ir ypač Iranas nepuls į pagalbą. O kalbant apie ilgąjį laikotarpį, visi sutinka, kad Izraelis nenori okupuoti Gazos ruožo, įvesti ten savo kontrolės, nes jam tiesiog tai nėra naudinga. Aš sakau, jau tas 6 dienų karas, kurio metu Gazos ruožas tapo Izraelio dalimi, jisai prilygo Pyro pergaliai. Vienas iš variantų yra pasibaigus ginkluotam konfliktui atiduoti šitą teritoriją valdyti vakarų kranto palestiniečiams Fatah, Mahmudui Abbasui, tos teritorijos prezidentui. Tačiau vėlgi kyla klausimų, ar palestiniečiai ten ir čia bus tokie vieningi, kad galės sugyventi kartu ir vėl neatgims terorizmas. Ir trečiasis variantas, kuriuo aš labiausiai norėčiau tikėti ir norėtųsi, kad jisai išsipildytų, nes atrodo, kad tai yra geriausias kelias į taiką, tai yra tas 2 valstybių principas, 2 valstybių modelis, kuris leistų taikoje gyventi Izraeliui ir pagaliau pradėti rūpintis savo ekonominiais, socialiniais klausimais, o ne tokiais perversminiais metodais palestiniečius. Tai Lietuvos valstybė, Europos Sąjunga palaiko šitą 2 valstybių idėją ir aš suprantu, kad šiuo metu, kai vyksta konfliktas, kai tikrai Izraelio pareigūnai visiems pasaulio lyderiams rodo vaizdus iš tų teroristų kamerų, kuriuos nukovė, bet įrašai liko su nupjautomis galvomis ir su kitaip išniekintais kūnais, sunku yra kalbėti apie bet kokį taikų konfliktą, taikų sprendimą, tačiau norisi vis dėlto galvoti, kad nublėsus tiems skausmingiam prisiminimam iš tikrųjų bus pagalvota apie tą taikų sprendimą. Tai tiek šį kartą, su jumis buvau aš, Giedrius Surplys, likime kartu ir laukite kitų laidų Surplys ir Gaublys. Ačiū.